šiandien matysite. Švento Valentino dieną Panevėžyje 3 poros sumainys aukso žiedus. Šiandien minima pasaulinė radijo diena. Panevėžyje fiksuojama padidėjusi oro tarša. Šiemet Valentino dieną Panevėžio miesto savivaldybės civilinės metrikacijos skyriuje aukso žiedų sumainys 3 poros. Žiemos laikotarpiu santuokos sudaromos rečiau. Tradiciškai vestuvių sezonas prasideda pavasarį po šventų Velykų ir didžiausią pagreitį pasiekia vasarą. Tuomet per dieną sutuokiama nuo 10 iki 15 porų. Be Švento Valentino dienos šiemet didelio susidomėjimo sulaukia ir kitos simbolinės datos – 2025 metų Birželio 6, Liepos 25 bei ilgasis rugpjūčio 16 dienos savaitgalis. Jeigu jūs ruoštumėtės tuoktis, pavyzdžiui, vasario mėnesį galvotumėt kokią datą įsirinkti, tai greičiausiai prie tos datos ir sustotumėt. Nes žmonės vis tiek renkasi santuokai arba savo svarbias datas, arba šeimai svarbias, arba šventinės dienas, arba labai lengvai atmintinas dienas, tokias datas. Tai vasario 14, nes vasario 16 negali būti. Tai yra viena iš tų populiarių datų. Šiemet turim 3 ceremonijas, turėjom turėti 4, vieni negalės atvykti, todėl persikėlė datą į kitą laiką. Bet kaip penktadienis, tai nėra blogai. Santuokos ceremonija gali vykti ne tik civilinės metrikacijos skyriuje, bet ir pasirinktoje vietoje. Tarp populiariausių pasirinkimų Skaistakalnio parkas, kultūros ir poilsio parkas prie Nevėžio upės, Pragiedrulių sodybos kiemas ir moderni Stasys Museum stogo terasa. Vat aš dar vis laukiu, kol žmonės pradės tas daugiau individualizuotas ceremonijas savo organizuotis. Mes kažkaip dar nesam tiek daug pažengę į priekį, turiu galvoj panevėžiečiai, dar mes apsiribuom dažniausiai tą tokią, vis tik, jeigu kalbam apie santuoką, labai daug dėda žmonės jėgų, laiko, pinigų pačiai visom vestuvių puotai, o pati ceremonija dar nėra tas prioritetas. Mes dar visą laiką diskutuojam ir čia, ir su savo kolegiam, kad vis tik reikėtų pradėti žmonėms jau galvoti, galbūt savo įsipareigomus, įžadus savo susigalvoti. Tų vietų yra tekę būti įvairiausių, yra ant namo stogo, yra buvę, esam buvę ir parke, ir prie ekrano užtvankos. Yra tokių žmonių ir Skaistakalnio parke, ir tame naujam parko gatvėj. Ir jeigu žmonės įdeda truputėlį daugiau darbo, aš tikrai nesakau pinigų, nes tikrai nebūtinai pinigai neturi didelės įtakos. Bet jeigu padaro tokią individualizuotą vietą ceremonijai ir patys prie jos taip tikrai prisideda, tai iš tikrųjų būna labai tokie šilti, jaukus momentai, nepamirštami momentai, aš manau, kad dažniausiai turbūt svarbesni negu pati vestuvių puota. Santuokos registracija Panevėžyje kainuoja 30 €, o norintiems gauti oficialų santuokos išrašą teks sumokėti papildomai 6,20 €. Išvažiuojamos santuokos registracijos kaina 70 €. Nu tai tos šventinės datos jos yra ten, sakysim, jeigu visada iškrenta prieš kokias jonines ilgas savaitgalis, va šiemet prie žolinės yra labai populiari, berods rugpjūčio 15 turbūt taip yra. Tai va tos datos visada būna. Yra auditorija, kuri tikrai nori per naujųjų metų dieną registruoti santuoką. Tai jeigu mes kalbėsime apie tas šventinės dienas, pernai mūsų išsiprašė tikrai 2 poros, kad mes dirbtume ir Liepos 6 dieną, nors Lietuvoje metrikacijos skyriai nedirba, bet žmonės taip planavo, nes jiems taip reikėjo tos datos ir tiesiog mes apsitarę pasakėm, kad galim iš tikrųjų tą padaryti. Pernai Panevėžyje buvo įregistruota 421 santuoka, iš jų apie 30 sudarytos su užsienio piliečiais. Populiariausi tuoktuvių mėnesiai buvo Liepa ir rugpjūtis. Panevėžio miesto savivaldybės taryba pritarė nekilnojamojo turto mokesčio lengvatoms juridiniams asmenims 2024 metais rėmusiems sporto, kultūros ir mokslo veiklas. Paramos teikėjai įvairiems projektams per metus skyrė daugiau nei 681 000 eurų. Už tai jiems suteikta daugiau nei 189 000 eurų nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų.
Tarp paramos teikėjų uždarosios akcinės bendrovės Kalnapilio Tauro grupė, Harjų Elekter, Naftėnas, Autecha, Litforina, Guolių era, Vaikoma, Seklys Morka, Eismo valdymo sistemos, Stigma, Serpantinas, Ekoproduktas, Joko Packaging, Alvas, Tepalita, Aukštaitijos ranga, Multa Vita ir Ko, Comex, Postline, Selglas, Rivona bei akcinės bendrovės Lietkabelis, Pieno žvaigždės ir Panevėžio energija. Savivaldybė taiko žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatas, kompensuojama 50% paramai skirtos sumos per kalendorinius metus, bet nedaugiau kaip priskaičiuota visų mokesčių suma. Lengvatos taikomos tik einamaisiais metais apskaičiuotiems mokesčiams, o bendras visų suteiktų mokesčių lengvatų dydis negali viršyti 300 000 eurų per metus. Ketvirtadienį dalyje šalies miestų oro taršos matavimo stotelėse fiksuota padidėjusi kietųjų dalelių koncentracija ore. Remiantis aplinkos apsaugos agentūros oro taršos žemėlapio duomenimis, aukšta oro tarša šiuo metu stebima dalyje Klaipėdos, Panevėžio miesto centre, Kauno Dainavos rajone, taip pat Mažeikiuose, Naujojoje Akmenėje, Kėdainiuose bei Jonavoje. Sveikatos specialistai patarė nurodytų vietovių gyventojams vengti intensyvios fizinės veiklos atvirame ore ir būti atokiau nuo aplinkos oro taršos šaltinių. Artėjanti įsimylėjėlių diena ne tik primena parodyti dėmesį savo brangiems žmonėms, bet ir džiugina verslininkus. Išauga gėlių ir saldumynų pardavimai, aktyvėja kelionių užsakymai. Valentino diena pas mus per 7 metus, galėčiau jau dabar daryti išvadą, kad tai yra didžiausia traukos diena per metus, didesnė už Kalėdas, sakykime, netgi. Mes gaminam viską raudoną arba širdelės formos, nes vėlgi patirtis rodo, kad klientai labiausiai nori matyti širdies formos desertą, nes, tarkim, šitą šventę ir atstovauja širdį, širdies meilę. Tai realiai viską reikia daryti širdutėmis. Anot gėlių pardavėjų, Valentino dieną populiariausia gėlė išlieka raudonos rožės, tačiau neretai vyrai renkasi ir netradicinės ar egzotiškas gėles. Žinoma, tradicinės galbūt visais laikais buvo tas raudonas rožės žiedas, bet pagal tendenciją ir pagal suvokimą, kas vyksta šiandien, tai iš tikrųjų, ko gero, jis nebėra tas pirmaujantis. Iš tikrųjų, bent jau tai, ką mes gauname iš visos Europos užsakymų, kurie pristatomi namus, tai turbūt dominuoja netgi rožinė spalva. O iš mūsų mylimų klientų, kurie džiugina savo moteris, tai jos turbūt jie renkasi dažniausiai tai pavasario gėles, nes žinoma, tas laikas, kai norisi to pavasario. Norisi džiuginti kažkuo tas, kas primena jau pavasarį iš tikrųjų. Tai žinoma, vedrynas dabar karaliauja. Tulpė turbūt irgi įvairių labai gražių ir jų įvairiausių yra plukės. Na viskas, kas labiau į tą pavasarį neša ir mimoza, ir ragonėlės, viskas, kas įdomiau, kuo galima nudžiuginti ir nustebinti. Meilės mėnesių laikomas vasaris paskatina ir keliones. Valentino dieną poros renkasi poilsines ir pažintines keliones į netolimus Europos miestus. Jau nuo vasario mėnesio yra tas mėnuo, kai jau jų daugėja, gal ir orai tie turi šiek tiek įtakos, kad gal jau šiek tiek šiltėja. Daugiau švenčių, motinos diena, tai taip, žmonių tikrai jau daugiau keliaujančių. Tai pastebėjom, kad žmonės labiau renkasi kelionės, kur būtų galima atsipalaiduoti, pasimėgauti, dėl to itin populiaria su degustacijom, su spa, kur tiesiog žmonės laisvai, ramiau pasibūna kartu. Tai sakyčiau Ryga. Ryga visada buvo tokia romantiškesnė, su savo gražiu senamiesčiu ir kažkiek dar ir Jūrmalą pridėčiau, nes ir dabar šį savaitgalį turėsim kelionę į Rygą, aplankant Jūrmalą su spa malonumais. Tai žmonėms tikrai patinka būtent šita kryptis. Visuomenėje nuomonės apie Valentino dieną išsiskiria. Vieni ją mielai mini ir švenčia, kiti laiko dar vieną komercinę šventę. Ateina draugas ir pasveikinti. O kaip dažniausiai galvot, kaip nustebina jūs draugas? Būna kitą kartą paskambina į duris ir puokštė didelė. Kažką tai darydavom tais laikais, kai jauni būdavom. Kažką darydavom, aišku.
sveikindavam ir taip sakant. O kuo sveikindamat? Kokias dažniausiai gal dovanas dovanodavo? Ar pradžiugindavo? Tai dovanos gėlės arba kažkokius palinkėjimus paprasčiausius ir tai tie. Ne, šį kartą tai tikrai neišskirtinai, nes laiko nėra iš tikrųjų, dabar daug darbų ir gal tas išskirtinumas kažkokią kitą dieną sekančią bus, ne būtent 14. Visos dovanos turbūt malonės yra, kad ir smulkas. Negaliu dabar kažkaip. Valentino dienos turbūt kažkas. Gera emocija, žodis geras. Ir saldumynų. Dažniausiai gėlės, šokoladą, tas tradicinės dovanas. Kiekviena diena turėtų būti Valentino diena, tai nereikėtų galbūt ją sureikšminti tiesiog taip. Tai kaip žadate šią dieną gal paminėti? Kažkaip ypatingai tikrai nieko nebus, nes šeimoje su vaikais, tai vaikam galbūt čia jie labiau širdelėm nori keistis, nori į mokyklą neštis lipdukų, mamytę nupirk ir... O mes jau kaip ir praėję tie laikai. Vasario 13 minima pasaulinė radijo diena. Panevėžys turi vienintelę regioninę radijo stotį Pulsas, kuri FM bangomis girdima Panevėžyje ir Biržuose, o internetu visame pasaulyje. Pati radijo stotis gimė dar praeitame amžiuje, seniai, ir tai buvo linksma, buvo daug žmonių ir tai buvo tokia, tikra radija. Buvo daug renginių, visi buvo kūrybingai nusiteikę, buvo visi tokie, faini. Kiek atsimenu, tai buvo tikrai ok, buvo daug koncertų, daug visai labai linksmų dalykų. Tai, gimė linksmai. Na, iš esmės, jeigu taip lygintume, kokia radijo reikšmė buvo prieš 20 metų ir kokia yra dabar, tai skirtumas yra tikrai labai didžiulis, nes tokiais 2000-aisiais radijas, galim sakyti, prilygo televizijai. Šiandien jis jau yra tokia maža dalelė tame žiniasklaidos priemonių šaršalyne, bet smagu, kad radijas vis dar turi savo vietą, jis vis dar atranda vietą klausytojų širdise ir gal radijas ypatingas tuo, kad jis žmonės pasiekia tokiose netikėtose gal aplinkybėse, tiesiog kažkur važiuojant į darbą, automobilyje, duše, sėdint ofise, tai radijas, kadangi jis egzistuoja, tai parodo, kad jis vis dar yra reikalingas. UNESCO vasario 13 nusprendė paskelbti pasaulinę radijo dieną 2011 metais, nes šią dieną 1946 buvo įkurtas Jungtinių tautų radijas. Pulso klausytojai yra tokie, sakyčiau, galbūt vyresni, nuo 25 iki 50 metų. Ir jie yra tokie, labai įvairūs iš tikrųjų. Jie mėgsta labai įvairią muziką, tokią, kokią grojame iš tikrųjų. Mes grojame tik tai hitus. Ir galiu pasidžiaugti, kad labai neseniai Pulso puslapyje atsirado tokia funkcija, kuomet klausytojas gali uždėti širdelę. Ir tai pasijuto, tai pakrypo labai gerą pusę, nes tiesiog robotukai atrenka dainas, kurios surenka daugiau širdelių, vadinasi, Pulso eteryje skamba daugiau geros muzikos. Laiškų ir žinučių sulaukėme pačių įvairiausių ir iš įvairiausių miestų. Tai mūsų klausosi visa Lietuva ir visas pasaulis. Tai yra tikrai labai džiugu. Ir neseniai gavome laišką iš Ukrainos. Tai ukrainiečiai parašė, kad jie dirba kažkokiame fabrike, kuriame gaminamos pianino dalis. Ir jos siunčiamas kažkur į Europą. Tai jie parašė, kad jau keletą dienų klausosi radijo stoties Pulsas, kad patinka muzika, kad dėka Pulso atrado lietuvių muzikantus, jiems labai patiko Bei Saulandeinius ir labai nustebino, kad patiko Andriaus Rimiškio nauja daina. Tai atsiuntė tokį linką, kur sako, šitie mums labai patiko. Tai ir aišku, jie padėkojo, kad lietuviai palaiko Ukrainą. Tikrai toks šiltas pokalbis buvo, dar taip nemažai pabendravom. Radijo stotis Pulsas gyvuoja nuo 1997 ir yra įsikūręs pačiame miesto centre, Respublikos gatvė 28. Rudenį pradėtas atnaujinti Rokiškio ligoninės vidaus ligų skyrius jau suremontuotas ir atidarytas. Medikai džiaugiasi pagerėjusiamis darbo sąlygomis, nes skyrius buvo neremontuotas kone nuo ligoninės atidarymo.
tad dabar tapo jaukesnis, modernesnis ir atitinka visus šiuolaikinės medicinos standartus, o tokia aplinka įtakoja ir pacientų būsenas. Sveikimas nėra vien tik tai, kaip sakant, gydymas, tai yra ir psichologinės ir socialinės, kaip sakant, problemos, kurias turime irgi spręsti. Ir bent jau ta aplinka, kurio jau pacientas sveiksta, tai jinai tikrai turi įtaką ir pačiam jo, kaip sakant, ir nuotaikai, ir ta pati nuotaika irgi automatiškai duoda ir tą sveikimo procesą šiek tiek lengvesnį. Tai ta aplinka, kaip sakant, jaukesnė aplinka, jam kaip ir sudaro geresnės sąlygas ir sveikimui. Pačioj pradžioje, kai atvykau dirbti, tai buvo tikrai daug tokių lendančių problemų ir tiek ir išvaizdos, tiek ir struktūrinių dalykų. Tai tuos visus dalykus sutvarkys, tai šiek tiek ir saugesnė aplinka patiems pacientams bus. Konsolės, kur yra deguonies tiekimas prie kiekvienos lovos, nes tikrai būna tų ligonių, kuriems reikia to poreikio, ar kartais suderinti visus tuos dalykus būdavo gana toks savotiškas iššūkis. Taip pat ir iškvietimo sistema yra įrengiama, tai kiekvienas ligonis galės greičiau pasikviesti personalą, jeigu kažkokie klausimai arba kažkokia problema iškiltų. Anot ligoninės direktoriaus, tokio atnaujinimo nebūtų pavykę atlikti be Rokiškio rajono savivaldybės prisidėjimo. Juolab, kad tuo pat metu vyksta ir dar keletas svarbių pokyčių. Įgyvendinami kiti projektai. Yra skiriami ES lėšos reanimacijai, intensyviai terapijai plėst, priėmimui skubiai pagalbai, dienos chirurgijai yra projektai, sveikatos centro projektuose dalyvaujam, irgi yra personalo mokymo visas paketas didžiulis, kur mes mokysim ir slaugytojas, jos bus apmokama už jų mokslą, kad jos po to ateitų pas mus dirbti. Tai tiesiog ta perspektyva ligoninės išlieka labai gera, nes tų paslaugų spektras išliks, tik tai stiprinama yra šitame regione Panevėžio jinai ligoninė. Tai mes to džiaugiamės ir iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad ir rajono, ir Rokiškio rajono mero Ramūno Gadeliausko tokia požiūris į sveikatos priežiūrą yra labai teigiamas ir tos investicijos iš savivaldybės ateina būtent irgi su jo iniciatyva. Vidaus ligų profilio skyriuje atnaujinto 16 palatų ir tarnybinės patalpos. Skyriuje ne tik pagerintas estetinis vaizdas, perdažytos sienos, sutvarkytos grindys, lubos, tačiau taip pat padaryta daug patobulinimų, kad skyrius būtų funkcionalesnis. Jau yra vertinama, kaip šios inovacijos užtikrina aukštesnę pacientų priežiūros kokybę ir efektyvesnį medicinos personalo darbą. Lietuvoje daugėja sergančių gripu, peršalimo ligomis ir COVID-19. Gydytojai ragina imtis atsargumo priemonių. Paklauskime panevėžiečių, kaip jie saugosi šaltuoju metų laiku. Kaip saugotės, ar kaip sirgote, stiprinote savo imuninę sistemą? Vitaminus vartoju. Dar kažkokių priedų, ne? Kad ne. Skiepijus ir vitaminus vartoju. Geriu daug vandens su citrina. O daugiau tai ką? Vaikštau, grynų orų kvėpuoju. Grynai pagrindiniai vitaminų panaudojam ir viskas užtenka to. Įsiskiepiju ir viskas, bet tik nuo gripo skiepijus, nuo COVID-19 nebesiskiepysiu jau niekada. Imuninę sistemą stiprinu. O kokiais būdais? Medus, česnakas. Vitaminus vartoju. Vitaminą D, kurkuminą, dar kokius. Sveika kol kas. Ar jūsų aplinkoje padaugėja sergančių gripu, peršalimo ligomis? Kad ne. Neužsikrėtė, gal paprasčiausiai. Kadangi vedu paskaitas, tai iš tikrųjų studentų tarpe nemažai studentų susirgę buvo, taipogi dalis dėstytojų, bet trumpam. Mūsų aplinkoje žinokit ne. Sveiki kažkaip. Arnaityva toj COVID parsirga vis kurie, bet jau lengvai parsirga, negali sakyti, nebuvo pasiskiepiję, bet vis tiek sirga. Sirgau peršalimo ligą, bet pasiskiepijus ir nuo gripo, ir nuo COVID, bet lengvai savaitę vieną. Aš ir turiu, ir rankas pasipurškiu, ir nežinau daugiau. Šiaip sveikai maitinuosi.
Jau rytoj, penktadienį, vasario 14 dieną, jūsų laukia naujas vienintelio Panevėžio rajono laikraščio Tėvynė numeris. Kaip ir kiekvieną savaitę, skaitytojai Tėvynėje ras aktualių straipsnių, nuotaikingų istorijų, laisvalaikio skaitinių ir kitos naudingos informacijos. Panevėžiečių muzikantų Irenos ir Stasios Nabaičių duetas korespondentės Dovilės Barvičiūtės pasakojime. Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje nuo pertvarkos pradžios atsirado 14 naujų pastočių, iš kurių ekipažai greičiau pasiekia pacientus. Nuo kovo 1 dienos Lietuvoje planuojama atsisakyti telefonų numerių pradžios prefikso 8. Kad nereikėtų visų kontaktų numerių keisti rankiniu būdu, tai galima lengvai padaryti specialiomis programėlėmis. Taip pat šią paslaugą teikia mobiliųjų operatorių konsultantai ir net bibliotekininkai. Apie tai Tėvynei pasakoja Panevėžio rajono viešosios bibliotekos direktorė Rūta Bagdonienė. Panevėžio rajone 69 saugios kaiminystės grupės padeda sumažinti nusikalstamumą. Straipsnėje pažinti su saugios kaiminystės pareigūnais. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys Donatas Tumas lankėsi Ukrainoje, kur susitiko su Radėchivo savivaldybės vadovais ir bendruomenė. Komandiruotės tikslas – plėtoti prieš 1,5 metų užmegztus bendradarbiavimo ryšius ir perduoti savivaldybės skirtą humanitarinę pagalbą. Kaip ir įprasta Tėvynėje įvairūs patarimai, TV programa visai savaitei, kryžiažodis ir dar daugiau aktualijų, straipsnių bei naujienų iš Panevėžio rajono. Norintieji nusipirkti laikraščio Tėvynė skaitmeninį numerį ar užsiprenumeruoti vienintelį Panevėžio rajono laikraštį, tą gali padaryti adresu laikraštistėvynė.lt. Kai priešas tikisi, kad mes pavargom, ištarkime mus telkiantį radarom. Suvienykim jėgas. Už Ukrainos ir mūsų laisvę. Tegul kyla į dangų. Mūsų pagalba kovotojams. Nenuleiskime rankų, palaikančių Ukrainą. Dar kart susitelkime ir nupirkime moderniausių dronų bei antidronų, padedančių Ukrainai kovoje už laisvę. Prisidėkite skambindami numeriu 1890 arba apsilankydami puslapyje Radarom LT. Penktadienio naktį vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose truputį pasnigs. Vėjas šiaurinių krypčių 4–9 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 7–12 laipsnių šalčio. Dieną daug kur nedidelis sniegas. Vėjas šiaurės vakarų 6–11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 1–6 laipsniai šalčio. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių 4–9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6–11, kai kur 12–14 laipsnių šalčio. Dieną bus 1–6 laipsniai šalčio. Sekmadienį vietomis silpnai pasnigs, vėjas naktį šiaurinių krypčių 3–8 metrų per sekundę. Dieną šiaurės vakarų 5–10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10–15, kai kur 7–9 laipsniai šalčio. Dieną bus 3–8 laipsniai šalčio.